Labas, draugai. Gruodžio 31. Gerų naujų ateinančių visiems. Žiūrėkit, ką konstruoju. Bandau santechniką. Dar parodysiu. Buvau čia gipsą susidėjęs, kai visą laiką paskubėjau. Paskui galvoju, susistatysiu tuos. Ir skylių nebuvau ten tų padaręs. Tai galvoju, paskui kai susistatysiu, nebus kaip prieit ten gręžiot rekuperatoriai. Tai pasidariau skylės iš karto, kad galėčiau rinkti. Bet aišku, kas mane sekat, matėte tą video, tai išklijavo plytelės Arnoldas. Ačiū tau, Arnoldai, jei žiūrėsi. Plytelių klijavimus man kainavo 100 eurų. Išklijavo su plintusais, šiukšlins, visas įrankiai. Taigi, ten skylė nuleidimui bus, kondensatai ir panašiai. Čia rekupui, kaip minėjau, 2 skylės išgręžtos. Tada nusprendžiau pabandyti santechniką. Pažiūrėkim, ką čia darau. Čia biškį papasakosiu. Čia atein įvads iš šulinio, kodėl šitai padariau. Aišku, santechnikai matysiu, jį pasakys. Dėl to, kad rozetės čia, kad rozečių neužstoti. Taigi man teko va taip va. Persivedžiau, tada pasistačiau stambaus valymo filtrą. Su kranu užsukt, kai jeigu reikėtų išimti. Ir čia kranas. Taip pat, tik čia problemą padariau, kad neįdėjau veržlės atsukamos kažkaip. Bet tikėkime, kad nereiks jo niekada keisti. Tik tais patį filtrą. Tų kaušelę gal nesulaužysiu. Toliau. Tai va, gaunas atein šalts vanduo, atvara, šulinę, ir atein čia sustoji. Čia krans. Jeigu reiktų užsukti, tada va šita dalis ateina, o šičia yra rodyklės. Tai va dabar ranką savo filmuoju. Tai va čia va yra rodyklės. Tai jungiasi čia. Čia ateina vanduo iš šulinio, čia ateina. Tada išeina, o čia va. Tada jau išeina, kur jum reikia. Mano atveju, parodysiu kaip mano atveju. Iš tos dėžės, kaip sakiau, kur išeina vanduo, tai yra va šitas vamzdelis. Galėjau aš jį pirmais pafilmuoti, ten įdomiau, atrodė jisai, kai buvo nuimts. Taigi, man reikėjo čia trišakio. Kodėl trišakio? Dėl to, kad ateina iš to, kaip jis jie vadinas ta dėžė, nukalkinimo. Žodžiu, iš vandens valymo aparato pasistačiau kraną, įdėjau trišakį. Kodėl trišakį? Dėl to, kad man reikia vieną galą nusivedžiau į šalto vandens, čia jau grynai į kranus, kur gersiu vandenį ir panašiai, ir į dušą, ir į tualetą. Vieną atsivedžiau, o antras reikalingas jūros vanduo. Tai ta dalis eina į kranus, kaip minėjau, o kita dalis eina į viršų, išsikėliau, ir viena dalis eis į tas į kairę, o nebefokusuoju. Tas, kur į kairę eis į oras vanduo, o toliau kita dalis čia atėjo į išsiplėtimo bakelis. Dar nepriveršts, susirinkau jį dar taip. Dar va čia va kelnojas, dabar kai susisuks, tada dėsiu dar čia vieną laikiklį, pasidarysiu taip. Taigi jau gal supratot, gal ne, bet atrodo, kad sudėtinga, bet čia nėra. Mano atžvilgiu labai sudėtinga. Tik tais bus dar, galvoju, bendra sistema vanduo, kai ateis. Čia galvoju, tam manometrą, ar kaip jis vadinas, įdėti, kad rodytų
iš šulinio spaudimas, koks ateina. Kolektoriui tikrai bus, o čia ieškausi įsidėti. Nes čia pagal viską ateis iš čia eis į katilą oras vanduo, šaltas vanduo į oras vanduo, tada iš oro vandens ateis kitas tokiu pat aukščiu, ateis į karšto vandens sistemą, pasiduos čia. Pas mane labai viskas elementariai. Ir aišku, tada iš oro vandens duosis į kolektorius paduodamas ir grįžtamas. Bandysiu viską parodyti. Taigi, manau, kad čia nieko nėra sudėtinga mano atžvilgiu. Čia pas mane nėra papildomų, kad kiekvienai, pavyzdžiui, kitiem tarkim, kaip pavyzdys, paprastai labai. Į virtuvę vieni vamzdžiai eina į dušą, antri vamzdžiai, ten į tualetą, treti vamzdžiai, į skalbenkiai vėl vamzdžiai, ale kad nebūtų, kai atsuki vonių į kraną ir atsuki kriauklį į kraną, kad vonioj nebeigtų silpniau arba atvirkščiai. Bet kadangi pas mane nieka nėra čia tų patalpų ir atstumų, tai kad man nukris ten pusę baro, tarkim, bijau kažką prišnekėti, kad nukris kažkiek, tai aš labai abejoju, bet tai kad nukris čiut ir kad ten stipriai man jausis, tai stipriai abejoju, nes pas mane čia nieko nėra, skalbenkė, virtuvė ir vonė ir viskas. Taigi nemanau, kad čia pajusiu kažkokį diskomfortą, o jeigu ten atskirus, kaip minėjau, pradžiai vedžiatės, tai ten viskas panašiai taip pat jungias, tik tais tas gals atein, kaip pas mane į vandenį, netiesiai padavimo į kranus, tai ne, pas jums turėtumėt papildomą kolektorių statyti. Ir tas ateini kolektorių ir iš kolektoriaus išsidalini tos vamzdžius, kaip minėjau, ten į atskiras sekcijas, kas kur eina, kad palaikytų ale pastovų spaudimą. Bet pas mane nams 103 kvadratų, tai čia atstumų didelių nėra, tai nemanau, kad čia labai daug tos slėgio nukris. Tai tokia mano nuomonė. O kaip iš tikrųjų, sužinosim. Taigi, dar kartą atein į šulinę, stambaus valymo filtrą, kaip vadinas. Tada iš jo atein, jungias į šitą, tada iš jo jungias ein į vandens padavimą, jau grinai į gėrimą vandens ir ein į įsiplėtimą bakelį ir į oras vandenį sistemą. Tai va, o jeigu nėra oro vandens sistemos, tai tada jums gautas dar paprasčiau. Pasidarot įsiplėtimą bakelį iš to pačio ir į vandens padavimą. Atrodo įdomiai, bet biškį galvą reikėjo pasukti, nes pirmą kartą, kai laikai lituoklį viską, tai taip įdomiau atrodo. Dėl tokių smulkmenų, tokius išmokti, pagauti, taip, kad būtų, pavyzdžiui, čikuoti, ko ne? Pusė nėra, čikuoja 3 mm. Bet ne problema čia. Taigi, dabar pasidarėm taip, katilą pasitraukėm. Ir kas toliau bus, nežinau. Padariau specialiai, pavyzdžiui, ne vienam lygiai. Padariau taip specialiai, nes man, kad kranai suknėtas nekliūtų. Nes į sieną, aišku, galėjau nuo sienos daugiau atitraukti, bet aš bandau taupyti vietą ir panašiai. Žodžiu, taip jau yra. Ir taip jau bus. Belika, čia susivaržau, tą susiveršti, čia šitą reikia susivaržyti dar laisvas, šitą jau susiveržiau, čia gumikės dedas tokios į vidų ir prisisuka prie šitų, čia dar reiks tos, čia atskira, reiks susitepti su tais pakulom ir kušė ir užsisuk tada jų sukas šitie va. Tai va tiek, šitą susivaržinti. Šitam dar reikia žiedą nupirkti čia tokį, nuo sienos kaip kabintų jį, kai jisai nesviruotų tai baisiai.
Man buvo mintis iš pradžių čia kraną dėti, va šitą kraną, bet kadangi dabar siubuoja labai, reikia čia dar vieną tainį, bet kadangi man čia labai vietos mažai, aš stengiuosi jį šitą valymo aparatą kuo daugiau prie čia prispausti, nes man reikia oras vanduo, kad čia tilptų. Kadangi pirmą kartą darau, tai neįsivaizduoju atstumų ir labai stresuoju. Bet po biškį išspręsiu šitą dalyką. Tai va tiek, draugai. Gerų naujų. Jeigu domin, rašykit, padarysiu. Galėsiu daugiau video padaryti, kaip jungsiu kolektorių. Nes dabar planas tą susivaržau. Da čia įdėsiu ilgesnį, paliksiu, užlituosiu galą. Ir šitą pajungsiu, kolektorių susijungiu, tada į šulinį siurblį pasijungsiu ir pabandysiu pasiduoti į namą vandenį, pasižiūrėti, kol oras vanduo nėra, pajungs, kad, pavyzdžiui, neleistų čia kažkur per sujungimą ar čia pasižiūrėti iki oras vandens katilą, kad neleistų niekur vandens. Nes paskui, kai oras vanduo katilą pasistatysiu, nelabai aš čia kur prieisiu pasižiūrėti, ypač va šitą vamzdį, nelabai ką pasižiūrėsiu. Tai va tiek, draugai. Tam kartai tiek, paskui parodysiu, kaip kolektorių bandau pasijungti. Reikia nusivalyti visus vamzdžius, nusikarpyti, pasistatyti kolektorinę. Nu, žodžiu, bus dar reikalų. Viso gerų naujų, jeigu neįkelsiu iki naujų video. Ate visiems.